Man atrodo, kad Amazono tikslas yra tą parduoti kuo geresnės būklės telefoną už kuo pigiau. Blet, skamba kaip šūdnas pardavėjas. Žodžiu, duokit man paaiškinti, kodėl. Piniginiai perspektyvai tai nėra paslauga, už ką jie duoną valgo. Jie varto literaliai milijardus pinigų. Aš manau, kad jie atrenka specialiai geresnės būklės telefonus tam, kad pasikelti savo kaip svetainės pasitikėjimą ir užtikrinti tų klientų grįžtamumą pas save. Nes, jeigu ragelis zaibys už mažą kainą, tai kas dar ten zaibys už mažą kainą? Ir taip konkuruoti, pavyzdžiui, su pačiu AliExpress arba Back Market. Nes jie visi pinigų turi, dafiga. Reali valiuta yra tai, kiek tu gali pasimti klientų iš savo konkurento savo. Iš esmės, kai tu nusipirki pigų daiktą, tavo lūkestis irgi būna, žemas, pigus. Ir kai tas pigus daiktas viršija tavo visus lūkesčius, tau lieka labai tokia nuostaba, kad blemba visai neblogai, negu tai, kad tu būtum nusipirkęs brangų daiktą ir tas brangus daiktas būtų atitikę tavo brangius lūkesčius. Ir tada pradeda lysti mintis, kad jeigu čia pigus daiktas atitiko viršė mano visus lūkesčius, tai kas dar ten gali viršyti mano lūkesčius?